and it took us to this shady part. Are you fucking kidding me? Oh my god! Fucking no way. Hello? Hello? Prisimenu tokią programėlę, kuri išpopuliarėjo 20 metais. Randonautika. Taigi Randonautika tai yra appsas, kuris išpopuliarėjo 2020 metais. Dėl to, nes kai žmonės šitą appsą panaudodavo, jie rasdavo labai baisius ir mistinius dalykus. Tai kaipgi Randonautika veikia? Taigi tu eini į programėlę ir ten pas tave atsiranda mygtukas start ir tu jį paspaudi ir tau išmeta ten random vietą, kuri yra aplink tave. Nuveda į miškus, į žoles, į baises vietas ir į tamses vietas. Ir visą, ką tu ten rasi, tai jau bus tavo problemos. Taigi geriau su šitom programėlėm nežaisti, todėl nes gali atsitikti vienas iš šitų blogų dalykų. Dabar aš jums papasakosiu apie patį populiariausią įvykį, kuris buvo įvykęs 2020 metais. Jis buvo pats populiariausias įvykis, kuris buvo įvykęs Randonautikoje. Seattle 2020. Atleiskite, ne taip įvardinu. Taigi, grupė draugų nusprendė irgi išbandyti Randonautiką. Iš pradžių buvo labai linksma viskas, jie linksminosi, bet paskui, kas įvyko toliau, buvo labai baisu. Ir koordinatės, kurios susiformulavo Randonautikui, atvedė juos tiesiai pas lagaminą. Šitam lagaminė jie rado žmogaus dalis. Atidarė tą lagaminą ir ten buvo maišai ir iš jo labai smirdėjo. Jie nusprendė iš pradžių iškviesti policiją ir ta policija ten rado žmogaus dalis. Tai buvo labai populiarus įvykis, jis buvo visuose žiniuose. Nu, aišku, ne Lietuvoj. Tai ką mano dabar? Tai šią programėlę tiesiog ištrynė ir ją negalėjai niekur parsisiųsti. Bet praeitais metais jį sugrąžino. Ir atspėkit ką, dabar šitas appsas yra pas mane. Ir aš su draugais nusprendėm jį išbandyti. Ir spoileris, geriau mes šito nebūtume darę. Kaizdas iki visi jūs kanal Danydas. Šiandien bus labai įdomus video. Mes vaikščiosim į random vietas mūsų kaimelį su mano draugėm, aš jų nerodysiu. Vaikščiosim į random vietas su tokia programėlė Randonautika. Va, jūs matot. Nu tai mes dabar čia esam. Ir mes turėsime eiti kažkokį tokį mišką, kur mums čia rodo, mes nežinom, kur esam. Gal mes tiesiog tik iki vienos vietos daisim ir jau turbūt video pasibaigs, todėl nes čia gana tolokai. 803 metrai. Nu, nėra net kilometro, bet ką einam. Reikia ten eiti į tą pusę. Ir mes ten niekada nebuvom, mes šiaip miškose nelabai vaikštom. Tokiuose, nes ten turbūt jau bus viskas apauja. Mes jau pusę kelio praėjom ir ta vieta, ten kažkur toj pusėje randasi miške. Žiūrėkit, kaip ten apaugia, mums ten reikės. Jei dabar per šitą keliuką eisim. Ir paskui va ten kažkur reikės tiek. Taigi mūsų kelias prasidėjo tvarkingai per normalius kelius. Bet kaip matot, šonuose viskas apaugia ir labai sunku ten praeiti. Ką dabar lendam į žolės? O va čia tai prasidėjo tikri nuotykiai. Čia buvo gigantiška žolė čiut man iki galvos. Lemba. Eik tu na... Aš čia tai pradėjau keiktis, todėl nes aš tiesiog nemačiau kelio ir staigiai įkritau į duobę. Kaip matot, čia yra tiesiog baisu. Aš kaip prisiminsiu, tai širpuliukai praeina. Bet dėl jūsų mes šitą darom dėl kontento. Tai kad statykit laiką, prenumeruokit kanalą, man tai labai padės. Ačiū jums. Bet per tokios kelius mums reikėjo eiti. Čia tai dar normaliai, o kai eisime į normalų mišką, tai tada jau bus. Nu ką, dabar mums ten reikia eiti. Eikti savo. O tokie keliai, tai čia nieko gero. Eik tu savo. Kur mes randamės? Ir svarbiausia, aš dar su tapkėm atėjau. Aš nepagalvojau, kad tokiom nesąmonėm užsiiminėsim. Oba. Iš pradžių buvo linksma keliauti, mes žvengiam. Bet paskui prasidėjo tokie keliai, kad net baisu. Mes tipo radom takelį, kažkokį, kur veda ten, kur mums reikia. Mes net neįsivaizduojame, gal ten net be reikalo, mes ten tiesiog einam.
neįsivaizduojam, kas ten tiesiog yra. Nu, gal bus tiesiog gal koks apleistas namas. Vidury nieko, vapšė, vidury kažkokiam miške. Oi, kur mes randamės vapšė. Eik tu savo. Paskui jos užsidėjo megztukus. O aš tai buvau su Maike ir aš lindau per tas eglės, per tas šakas ir man braidžio rankas viską. Taigi davai, nu, stengiausi žiauriai, davai, meskit subscribe. Pas mane kanale dabar yra 207 prenumeratoriai, aš jums žiauriai dėkingas, bet gali būti ir daugiau. Eik tu savo. Au! Ir per tokias šakas beveik visada tekdavo lysti. Kelis tipo. Eik tu savo. Tipo takelis. Eik tu savo. Mes pradėjom keliauti 2 valandą, o baigėm 4. Tai mes prabuvom šitą miškę 2 valandas. Beveik liko, mes jau tiek praėjom laiko per va tokius kelius, čia nėra kur eiti vapšė. Eik tu savo. Čia viskas dėl kontento, žinokit, jūs turit prenumeruoti kanalą ir statyti laiką. Tu turbūt dabar žiūri ir juokiesi. Bet ir gerai, svarbu, kad tau patiktų. Bet mes čia taip kankinome šitą miškę, eik tu savo. Būtinai statykit laiką dėl šitokio video čia vapšė. Mes čia niekada nebuvom, galim pasiklysti tų erkių, čia pilna tų, tikiuosi nepasigausim. Eik tu savo. Kaip matot, nu jau čia stogas važiuoja. O vat paskui man įsikrovė telefonas. Daugiau aš nieko nespėjau nufilmuoti. Kažkada, manau, bandysim daryti 2 dalį. Mes dar grįžinėjom namo visai per kitą kelią ir daug ilgiau. Taigi, ar mes kažką radom? Taip, mes radom. Mes radom gyvatę. Jinai šliaužėjo, buvo gyva. Bet toks jausmas, kad ji buvo nukirta su žirklėm. Tai tam buvo tiesiog pusė gyvatės. Ir radom daug kažkokių maišų, kurių mes nematėm dar, kai vaikščiojom per mišką. Būtent toj apskrity mes pamatėm daug maišų. Bet mes nebuvom tikslioj vietoj, kur mums parodė randonautiką.